Labas, aš Laura ir kaip vidinių konfliktų specialistė šiandien atsakysiu į klausimą, tai kodėlgi nedarau to, ko noriu. Tai trumpai, vidinis konfliktas yra kova tarp proto ir jausmų. Kitaip sakant, tarp loginių minčių ir mūsų norų. Kaip tai pasireiškia? Dažniausiai tam tikros formos atidėliojimų, apatija, savęs sabotavimu. Kaip protu, kaip ir suvokiam, kad tai, ko noriu, nėra sunkiai pasiekiama ir tai reiktų daryti, priimti sprendimus ir imtis veiksmų, bet kažkodėl nedarome. Tai kaip vidinių konfliktų specialistė, mano tikslas yra padėti žmogui išsiaiškinti tai, kas yra tame nore tokio, kad niekaip nepavyksta jo įgyvendinti. Pavyzdžiui, sakau savo, kad noriu pakeisti darbą. Skaitau straipsnius, klausau podcastus, knygas, išsiklausinėju draugų, kurie tai yra padarę, bet kažkodėl nesiimu veiksmų, kad tai įvyktų. Paaiškėja, kad noras yra ne tai, kad nepasisektų, arba noras išvengti nesėkmės, o noras išvengti sėkmės. Nes štai sėkmė turi savyje užslėptą pasekmę. Jei man pasiseks, tai žiūrėk, galimai nuvilsiu kitus. Arba jei man pasiseks, tai kągi pasakys kiti. O jei nepritars, o jei pašieps, o jei išjuoks, pažemins, sumenkins, sukritikuos. Tai štai neretai, kai nesiekiam to, ko norim, yra ne dėl to, kad noras prastas, o dėl to, kad bijom, kągi tas noras atneš, jei pavyks jį įgyvendinti. Kita vertus, gali būti ir tai, kad norai, kurių siekiame, nėra mūsų. Pavyzdžiui, kai mūsų aplinka, artimi žmonės, kuriuos mes gerbėme, arba kurių nuomonės klausomės, mums įteigia, kad siekti ir norėti to yra normalu ir visi turėtų tai daryti. Bet giliai viduje tu jauti, kad tai ne tau. Tai viena vertus protu supranti, kad aš turėčiau to siekti, nes juk guru, autoritetas, tėvai, sutuoktinis, bet kas pasakė, kad turėčiau to norėti ir to siekti. Kita vertus giliai viduje jauti, kad tai ne tavo. Tai štai šioje vietoje reiktų išsigryninti. Pirmas dalykas. Ar tas noras yra tikrai mano? Ar jis nėra primestas aplinkos ar kitų žmonių? Ir jei tai yra tikrai mano, einam į žingsnį numeris 2. Jei man pasiseks įgyvendinti tą norą, kas tada? Ir išsirašom. Tada tai tralala ir tralala. Ir ar tai tiesa? Ar tik mano nuomonė? Nes žmonės turi ypatingą gebėjimą skaityti kitų žmonių mintis ir spėti ateitį. Sakau kabutėse su juoku. Nes jeigu iš tikrųjų tai gebėtų ir mokėtų, būtų visai kita situacija.